MTZ82, noriu parodyti, kaip pasidariau vairą. Visiems žinomas būdas yra padėtas papildomas cilindriukas. Ne atskiras, ne danfosas dėtas, bet papildomas cilindriukas, kad padėtų originaliam cilindriui. Čia kaip eina originalus vamzdžiai, įdėtos atšakos, štuceriai įviryti ir nuvesta viena cilindrą. Dabar situacija tokia, turim kaušą, apie 200 kg sveria, sunkus velniškai, nes iš tauro metalų. Ir parodysiu, kaip sukasi vairas. Štai. Vienu pirščiuku galiu netgi dar ant mažesnio gazo. Vis tiek vairas sukasi gana neblogai. Galbūt kartais trūksta staigumų, bet matot, net kelią prarausiu. Bet tuo tikslu dėl staigumo įdėtas ant ŠA14 siurbliukas. Jis ir anksčiau buvo. Dabar įdėtas naujas, nes jau gal 8 metai nekeistas. Ir taip pat sudėtos papildomų šaibos į vairo kolonkės paskeisto, tam, kad plačiau atidarytų kanalą. Ir taip bandžiau pasikėlęs į šitą kaušą telpa apie 1,5 tonų kažkur žvyro. Tai vairą ant vietos pasukiu nesunkiai. Tai tiek.